Gerai, 28 klausimas. Kas daugiau? 4 pakelta 50 ir 8 40. Pagrįsti atsakymą. Aš mačiau 100 kartų panašias užduotis. Dabar reikia pagalvoti, kaip logiškai mums palyginti. Tik negalvokit, kad reikia su skaičiuotuvu daryti, nes tiesiog neįmanoma bus palyginti skaičių, nes netilps skaičiai į skaičiuotuvo ekraną. Dabar skaičiai abudu yra su gražiais rodikliais. Tai visą laiką didins skaičius. Dabar ką būtų galima padaryti, tai susivienodinti pagrindus. 4 yra tas pats, kas 2 antruoju, o 8 yragi tas pats, kas 2 trečiuoju. 2 kart 2 yra 4, 2 kart 2 kart 2 yra 8. Dabar parašykime viską tą patį, tai 4 50-uoju, 8 40-uoju. Vietoj ketvirto rašau 2 antruoju, vietoj aštuoneto rašau 2 trečiuoju. Viską dabar ketvirtas buvo pakeltas 50-uoju, o aštuonetas 40-uoju. Ir mes va čia kažkur surašysim ženklus, kas yra daugiau, kas yra mažiau. Dabar reikia atsiminti, kaip reikia susitvarkyti su va tokiu šablonu. Kai mes turime kažkokį tai laipsnį, kuris yra pakeltas dar kažkokiu rodikliu, tai mes išmetam tiesiog tą vieną pagrindą, o tuos rodiklius tarpusavėje sudauginam. Tai lygiai tą patį dabar padarysim. 2 kart 50 yra 100, o 3 kart 40 yra 120. Tai viskas aišku, kuo mes daugiau kelsim, tuo didesnį atsakymą gausim. Dėl to didesnis skaičius yra 8,40. Jau atsiprašau, 40. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.